Sveiki visi, štai mano 29 pamoka, kurioje mokysiu, kaip pasidaryti įgūdžių pridėjimą. Ne tai, kad kai lygis užkyla, o tiesiog kaip paspaudyti pliusą. Kai užkyla lygis, jūs gaunate, pavyzdžiui, 3 taškus ir už tos 3 taškus galite prisidėti ten gynybos, puolimo arba magijos. Tai taip. Ką pirmiausia darome? Einame į spritės. Susikuriame naują spritę, pasidiname SPR+, paspaudžiame Enter, susikuriame dar vieną, tiesiog kai užvesime ant tos žalios, kad pasidarytų tokia raudona, jeigu nuvesime nuo tos raudonos, pasidarytų tokia žalia, kaip jau darėme su išėjimu, dėl gražumo. Kas toliau, einame į Objects, einame į Players, einame į Create, einame, kur jau buvome susikūrę visus mūsų skillus. Ir tiesiog prie, kur yra skillai, apačioje prirašiau įgūdis +3. Tiesiog kai pasijungsite žaidimą, kad įgūdis būtų lygus 3. Kas toliau, einame į Steps. Čia buvo padaryta, kad kiekvieną kartą, kai lygis užkils, prisidės tų tiesiog, kaip čia pasakyti, tos gynybos, puolimo ir magijos. O čia tiesiog padariau, kad kai pakils lygis, pridėtų 3 įgūdis. Tiesiog, kad pridėtų 3 arba 7 arba iš viso 10 galėtų pridėti. Nuo 3 iki 10, kad pridėtų. Kas toliau? Tiesiog einame, susikuriame naują objektą. Čia susikursite 3 objektus iš viso, aš parodysiu tik vieną, kaip padaryti. Tiesiog pasidinate magiją, pasirenkate SPR+, padarote, kad čia diffas būtų didesnis už lentelės diffą. Už lentelės, kur buvome pasidarę lentelę, nes tiesiog taškai rašysis ten, kur buvo lentelė. Tai va, toliau spaudžiame add event, step ir tiesiog nustatome šito objekto buvimo vietą, kai paspausime O raidę, kad jis visą laiką tam būtų. Šitas skaičius turi sutikti sukursime drav, su šituo skaičiumi turi būti lygiai, kad jisai nejudėtų ten, kad eitų paspausti ir visą laiką būtų toje pačioje vietoje. Toliau einame į add event, susikuriame mouse, left pressed, įkeliame naują kodą ir tiesiog toks paprastas kodas. If, jei global įgūdis yra daugiau negu 0, jei įgūdžio yra daugiau negu 0, tada global magijos prisideda nuo 1 iki 2. Tiesiog aš dabar tą ištrinsiu, man tiesiog, kad 1 prisidėtų. Ir global įgūdis -1 ir kad atimtų 1 minus įgūdį. Tiesiog čia lengvas dalykas. Kas toliau, tiesiog add event, mouse enter, čia įkeliame į mouse enter spritę, pasirenkame minus raudoną tokį, leave tą patį padarote, tik pasirenkate žalę ir čia tiesiog į drav paliksiu aš tą kodą, kad paveiksliuką rodytų toje vietoje. O čia, kad veiksmai būtų toje vietoje. Kas toliau? Tiesiog, ką kitose, viskas tas pats, tiesiog nuėjus į left pressed nebūna ne magija, o būna to pavadinimo dalykas. Tiesiog POV ten vietą nusistatote pagal save, aš jau turiu nusistatęs tas visas sistemas ir tiesiog padarote taip 3 tokius, ar kiek jūs ten turite susikūrę tų galių. Kas toliau, einate į skills, tiesiog drav text, kad rašytų tekstą, taškai ir global įgūdis. Tiesiog rašo taškai ir kiek yra taškų. Ir vėl nustato vietą, kur yra ta vieta. Jūs pamatysite, kai aš paspausite ant tą. Kas toliau, tiesiog nueinate į išeiti. Left pressed, tiesiog įkeliate destroyerį ir pasirenkate magiją, puolimą, gynybą atskiruose destroyeriuose. Tai tiesiog tos ir viskas. Kas toliau? Einame į playerį, einame į
press O ir kokį jūs ten turit pasirinkę. Ir tiesiog instanciją kreate, kai paspausime O raidę, kad prisidėtų šie objektai toje vietoje, kur jums reikia. Irgi tokie skaičiai turi sutapti. Puolimas, gynyba, magija. Ir tiesiog paleidžiame žaidimą ir žiūrime, kas gavosi. Šiaip nėra laiko, kada kurti pamokų man, nes į mokyklą ir ten mokslą ir panašiai. Bet bandau, va, dabar savaitgalis šiaip netaip išėjo padaryti tą pamoką, tai ir darau. Čia biškai padariau tokią gamtą, viskas tas pats, tiesiog dabar paspaudžiu O raidę. Matote, atsirado taškai, yra 3, atsirado pliusai ir tiesiog va, paspaudus ant pliuso prisideda 3 galios. Tiesiog jūs galite pasirinkti, kurioje vietoje norite, kad prisidėtų. Ir tiesiog va, taškų nebėra, matot, nebeina pridėti. Ir kaip visą laiką aš turiu tą dalyką, kur spaudi A raidę, levelis kyla. Spaudžiu O raidę, matot, taškų yra 7-6, čia niekas nekyla. Tiesiog va, keliu lygį ir viskas kyla. Ir tiesiog va, galiu kiek nori spaudinėti, ant kokio nori tokį ir keliu. Tai va tiek šią pamoką, laukit kitų pamokų, jau manau nebesu įgūdžių bus, jau įgūdį normaliai ištobulinome, lentelę, viską jau. Nežinau dabar ką kursiu, bet kursiu dar vieną pamoką su RPG, o gal dar ir daugiau. Čia nežinau, šiaip būtų gerai, kad pasakytume kokio norit, gal kad prie senesnių pamokų grįžčiau, pavyzdžiui 3D, pavyzdžiui 2D platforminį ar kokį nors stilių. Nežinau, čia nuo jūs priklauso, kokį norit, galite parašyti man net. Tai tiek šią pamoką, iki prenumeruokite.